Labas vakaras visiems, kaip krikščionį dera sakyti, garbėsiu Kristui arba Grüß Gott. Tai keliavomės šiandieną su daktaru Giedriu Saulyčiu šią savaitę į Liuterio takais, daryti tam tikrus įrašus ir mums Hamburgas buvo ta vieta, kur pradėjom ir baigiam tą kelionę. Tai Linos pakviesti užsukom pas jūs labai mielai ir tas šūkis iš Biblijos, kur 2-3 mano vardu renkasi, ten ir aš tarp jūsų, tai visą laiką prasideda viskas nuo vieno žmogaus, nuo manęs, nuo kito išklausyti kitą ir taip būrėsi ta mūsų bendruomenė. Šiandieną mūsų tema yra su Biblijos vertėju, daktaru Giedriu Saulyčiu, kuris yra išvertęs Paulių laiškus, taip yra šiuo metu išleistas Naujas testamentas, Evangelija pagal Matą ir Evangelija pagal Luką. Pagal Morką, atsiprašau. Ir mes šiandieną galim išnaudoti tą progą apie tos vertimo įvairiausius mums kylančius klausimus arba tiesiog apie Bibliją, kurie jums svarbus klausimai neatsakyti. Ir šis vakaras yra šiandieną jūsų. Tai perduodu tada žodį Linai. Tai labas vakaras ir labai džiaugiamės, kad čia mūsų neaplenkėt. Tuo pačiu ir mūsų skaitėt ir užsukot. Ir Dievo žodis padalo mums svarbus. Tur Dieve daugiau klausytojų Dievo žodžio. Tai džiaugiamės, kad yra kas jom dalinasi. Nu ką, aš jau nesisveikinsiu dar kartą, nes vis tiek susipažinom. Bet mums tikrai šaunu susitikti su lietuviais, gyvenančiais svetur, išeivijoj. Manau, kad jūs suprantu, pačiam teko 4 metus gyventi Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, kur aš studijavau magistro programoje, įgijau teologijos magistro laipsnį. Ir iš tiesų ten kaip programos dalis buvo biblinės klasikinės kalbos, tai yra senoji hebrajų kalba ir graikų kalba. Bet Čikagoj tikrai tradiciškai nemažai lietuvių ir netgi studijuodamas būriau bendruomenę ir pavyko, mes irgi bažnyčioj rinkdavomės, ten yra ir liuteronų bendruomenė, ir katalikų, bet turiu omeny tą jausmą, pavyzdžiui, mane tai visgi labai manyje susižadino meilė gimtiniai, supratau, kad kiekvienas žmogus turi ne tik savo kalbą, bet turi ir savo žemę, kur yra tos šaknys. Ir, ne apie tai mes šį vakarą čia bendrausim, bet aš tiesiog sakau, kad manau, kad galiu, kaip anglai sako, relate, atrasti tą, turiu pagrindo iš savo asmeninės patirties, susiliesti su jūsų patirtim, su jūsų gyvenimo čia, Vokietijoje. O Dievo žodis man yra be galo brangus. Kai man buvo 19 metų, vienas mano draugas atsivedė tikintį žmogų, kuris pamatė, kad pas mane guli Naujas testamentas, Skvirecko vertimas, ir jis atsivertė, pradėjo skaityti ir viską, ką jis skaitė, man krito tiesiai į širdį. Ir man nustebino tai, kad taip jis gerai pažįsta tą šventąjį raštą, nes aš jį skaitydavau jau, todėl pas mane jis gulėjo. Bet kad atsiversti reikiamoj vietoj, greitai, ir paskaityti tiksliai, man tai buvo labai nauja, bet dar svarbiau buvo tai,
kad jam bekalbant mano kambarys pradėjo švytėti šviesa. Ir, tarsi kažkas antgamtiško, nesuprantamo, ko aš niekada nebuvau gyvenime patyręs, tame pokalbyje vyko ir dalyvavo. Nedrąsu tuo metu buvo sakyti, pats Dievas atėjo. Bet Karolis, pacitavo teisingai Jėzaus žodžius, kur 2-3 mano vardu, ten ir aš jų tarpe. Tai va tas Jėzus mūsų tarpe, bet aišku per šventąją dvasią, kuri, išgyvenama vėlgi tik dvasia, tik žmogaus siela. Tai buvo tie pirmieji susilietimai. Bet tai pakino mane pradėti skaityti Naują Testamentą. Ir skaitydamas aš išgyvendavau tą patį Dievo artumą, kuris atneša nusiraminimą, gerumą ir taip pat suteikia išminties, atsakymus. Šitoj knygoj pradėjau atrasti. 20 metų aš atidaviau savo gyvenimą Jėzui Kristui maldoje. Įvyko didelis stebuklas ir mano gyvenimas pakeitė kryptį. Ir po šiai dienai aš keliauju tuo taku paskui Jėzų. Jis pašaukė mane tiek skelbti Evangeliją, aš ilgus metus buvau bendruomenės pastorius, bendrijos vadovas, krikščionių bendrijos vadovas, bet po to taip susiklostė gyvenimas, mes susitokėm su Vilda ir aš turėjau palikti pastoracinį tarnavimą, bet Dievas suteikė, atvėrė kitas duris ir staiga supratau, kad mano žinios graikų kalboj, hebrajų kalboj tikrai man privers, nes Lietuvos Biblijos draugija pradėjo tą projektą, Naujojo Testamento naują vertimą ir aš prisijungiau prie komandos. Ir tai yra naujas ekumeninis vertimas, naujas, mes verčiam jį. Ekumeninis Biblijos draugijoje yra atstovų iš visų konfesijų, pagrindinių Lietuvoje, katalikų, vyskupas Ivanauskas, daugiau yra kunigų, vienuolių įeina, prezidentas šiuo metu yra liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, ir kitų nevardinsiu, bet ta ekumeninė dvasia man yra labai priimtina. Todėl, kad mes gyvenam tuo metu, aš taip galvoju, kai karai tarp skirtingų bažnyčių ne tik yra žalingi, jie yra beprasmiški. Paprasčiausiai beprasmiški, todėl, kad pasaulis aplink mus, vakarų kultūra yra sekuliari ir vietoj to, kad krikščionys ieškotų kaip apsijungti ir komunikuoti Evangeliją arba perteikti Dievo pažinimą, jie dar tarpusavį pasimuša, riejasi, jau nekalbant apie istoriją, kai buvo labai priešiški vienas kitam. Tai šitą darbą aš jau darau kurį laiką. Iš tiesų man teko išversti apaštalo Pauliaus laiškus, bet aš rašau teologinius komentarus. Taip pat ir Evangelija pagal Matą ir Morkų yra mano ir redaguota, ir komentarai rašyti. Baigiam Evangeliją pagal Luką, leidinys turėtų pasirodyti šiais metais, žodžiu, po truputį atskirom dalim tas darbas stumėsi į priekį. Taip, kad mes galėsim ir apie vertimus pašnekėti, bet, ką Lina paminėjo, Dievo žodis
man iš tiesų kirba kelios švento rašto vietos, kurias aš norėčiau perskaityti. Ir, keliom mintim pasidalyti ir tada pakviesti mus bendrystėj jau Dievo žodyje, Dievo artume. Tai pirmoji vieta yra iš Evangelijos pagal Joną, 3 skyrių. Labai įdomi vieta iš tiesų, labai daug pasakanti. Ir čia mes skaitome, kad buvo vienas fariziejus, vardu Nikodemas, žydų vyresnysis. Jis atėjo pas Jėzų naktį ir kreipėsi į jį. Rabi, mes žinome, kad esi mokytojas, atėjęs nuo Dievo, nes niekas negalėtų daryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė, iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukšto, iš aukštybės, čia aš turiu iš karto 2 vertimus, tai žiūriu ir į vieną ir į kitą, bet vienas sako neatgims iš aukštybės, o kitas vertimas sako, jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Tai va, kaip vertėjas galiu jums paaiškinti, nes žmonėms labai dažnai iškyla šitas klausimas. Štai aš skaitau Bibliją ir čia mano Biblijoje tai parašyta, o štai mano pažįstamas skaito kitą Bibliją ir joje visai kitaip parašyta. Kaip gali būti? Vat aš skaitau Kosto Burbulio redakciją, kurią man teko irgi kažkada atlikti, vat jinai taip iškilmingai padėta ta Biblija. O Česlovo Kavaliausko išleistas Naujasis testamentas sako, kas neatgims iš aukštybės. O Kosto Burbulio redakcija sako, kas negims iš naujo. Čia smulkmena iš tiesų. Atsakymas būtų toks, dėl vertimų skirtybės. Abudu vertimai teisingi, nes graikiškas žodis yra anothen. Anothen. Ir jis reiškia, jis turi abidvi reikšmės. Tiek iš aukšto, tiek iš naujo. Tai vat iš aukšto šiek tiek dar daroma, iš aukštybės, o iš naujo yra iš naujo. Ir aš manau, kadangi man Jono Evangeliją irgi teko jau išversti, dar bus redaguojama, bet aš verčiu visgi iš naujo, todėl kad Nikodemas į tai atsakydamas jis paklausė, bet kaip gali gimti žmogus būdamas senas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir gimti? Tai va tas Nikodemo klausimas leidžia manyti, kad kalbama iš naujo gimti. Nes jis sako, ką antrą kartą, tai greičiausiai, kad turima omeny iš naujo. Nors iš aukšto irgi yra teisinga, nes šitą žodį Jonas savo Evangelijoje vartoja ne kartą, kad kas ateina iš aukšto ir jis apie save kalba, tas žino, jis kalba, žodžiu, neikime tas smulkmenas, bet kad galima ir vienaip ir kitaip, bet panašu, kad kalbama apie antrą gimimą. Į ką Jėzus atsako? Štai taip, į tą stebėjimas, ar gali žmogus įeiti į motinos įsčias, iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę.
Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Na, gal ir užtenka tiek skaityti. Tai va čia šitoj vietoj yra daug įdomių detalių, bet tai, kas svarbu, kad pas Jėzų ateina žmogus, kuris galvoja, kad jis žino apie Dievą. Ir sako, mes žinome. Ir truputį vėliau iš tiesų Jėzus atsako jam tais pačiais žodžiais, iš tiesų, sakau tau, mes kalbame, ką žinome. Žodžiu, pas Jėzus tam mokytojui, tai yra Izraelio mokytojas, jis ateina pasaulį tarsi lygų, rabi, reiškia, mes žinome, kad tu esi mokytojas iš Dievo, nes tave lydi ženklai. Bet Jėzus atsako, šito žinojimo nepakanka. Iš tiesų, reiškia, mes žinome. Aš atnešu tą pažinimą. Ir tau reikia gimti iš naujo. Tai va šita vieta iš tiesų daugybė krikščionių atveda prie tos, sakykime, pasirinkimo linijos, kur žmogus apsisprendžia, jisai sako, Dieve, ar aš tik išoriškai esu, katalikas, ar ten religingas žmogus, ir ką žinau iš viso. Aš noriu pažinti tave, iš tiesų. Ir aišku, kad Jonas visą tai mums pasakoja todėl, kad jis norėtų, kad ir mes ateitume prie tos vietos, kur sakytume, man reikalinga tavo dvasia, aš noriu gimti iš naujo ir aš noriu pažinti tavo meilę, Dieve. Nes keliom eilutėm žemiau skamba ta žymioji eilutė, Jono 3,16, nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, jog kiekvienas, kuris tiki jį, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievas myli pasaulį. Dievas taip stipriai myli, kad Jėzus mirė už mus. Ir vat tas noras pažinti tą Dievo meilę asmeniškai staiga atveria, kad mes nežinom, kad mes nepažįstam Biblijos. Ir va tai aš galiu tikrai drąsiai teigti, kad didžioji dalis žmonių, kurie lanko mišias ir vadina save krikščionimis, nežino, ką kalba šventasis raštas, arba žino kažkokiom nuotrupom. Bet, to sąmoningumo trūksta, o jis labai reikalingas. Tai va, todėl aš tikrai jūs galiu tik paraginti. Viena, pabandykit įsigyti, Biblijos draugija siunčia ir užsienį, tas atskiras dalis, naujo vertimo. O galima skaityti ir ankstesnius, tai nėra jisai kažkuo pranašesnis, bet komentarai jums padės tikrai suprasti. Bet tą pažinimą gilinti, net jeigu jūs turit, arba įgauti pažinimą, kurio jūs neturit. Sakyčiau, kad tokių komentarų lietuvių kalba dar nėra buvę. Tai vat, šis leidinys tuo yra reikšmingas ir skirtingas, kad jame yra išsamus komentarai, bet to jie yra, žinokit, tokie, kad ir kunigams pamokslui peno pakaks, ir teologijos studentams, ir net daktarams. Tai va, labai raginčiau, nes Nikodemas tą vakarą, jis suprato, kad jis nežino, arba jis nepakankamai žino, ir kad jam reikia gimti, įsileidžiant Dievo dvasią į save. Tarp kitko, Jonas po to mums papasako, kad šitas Nikodemas, jis užtarė Jėzų, kai Jėzų norėjo nuteisti Sinedrione.
ir kad šitas Nikodemas, draugė su Juozapu iš Arimatėjos, jau kai Jėzus buvo nukryžiuotas, atėjo prie kapo ir iš to mes galim matyti, kad Nikodemo širdį Jėzus visgi užkariavo. Kita vieta, kurią aš noriu šiandien dar perskaityti, jinai labai siejasi su šita, tik tai jinai kalba jau ne apie pažinimą, o jinai kalba apie tai, ką aš įvardinčiau religinę veiklą. Ir priešingai vėlgi, Dievo žodžio klausimą. Ir tai yra iš Luko 10 skyriaus. Tas skyrius baigėsi tokiu paragrafu. Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į savo namus. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši, atsisėdusi prie viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių, o Morta rūpinosi visokių patarnavimų. Ir stabtelėjusi pasiskundė: Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Pasakyk jai, kad man padėtų. Tačiau viešpas atsakė: Morta, Morta, tu rūpiniesi ir nerimauji dėl daugelio dalykų, o tereikia vieno. Marija išsirinko geriausiai dalį, kuri nebus iš jos atimta. Kokią dalį išsirinko Marija, Mortos sesuo? Jis sėdėjo prie viešpaties kojų. Apskritai, prie rabio kojų sėdėdavo jo mokiniai. Jeigu prie judėjo mokytojo sėdi kažkas, tai, mes sėdim visi prie stalo, bet mokiniai sėdėdavo prie kojų. Ir tai netgi įėjo į kalbą. Tas posakis, reiškia, Paulius, sakykime, jisai sako apie savo mokytoją Gamalielį, kad aš sėdėjau prie Gamalieliaus kojų. O Gamalielius buvo vienas iškiliausių to meto rabinų. Ir jis nori paliudyti, kad jis iš tiesų, kaip mes šiandien sakytume, ašgi baigiau Oksfordą, arba aš ten baigiau Harvardą ar kažkokį tai, Erfurto universitetą. Nežinau, koks jo lygis, bet bent jau šiandien. Bet Erfurto universitetas yra pats seniausias Vokietijos universitetas. Tai ten jau yra gili tradicija nuo 14 amžiaus. Labai neįprasta, kad prie kojų sėdi moteris. Nes tais laikais moteris neturėjo teisės iš tiesų išeiti mokslus. Tiek pas graikus, tiek pas romėnus, tiek pas žydus. Jeigu, mergaitė būdavo be galo gabi ar kažkaip atrasdavo, tai buvo išimtis, retos išimtis. Bet čia mes matome Mariją prie Jėzaus kojų ir viskas, tai įvardinama kaip ta geriausia dalis. Marija yra Jėzaus mokinių tarpe. Jinai ne tik sėdi prie jo kojų, bet jinai klauso, jos ausis yra atvertos tam, ką Jėzus kalba. Evangelijai. Nes Jėzus, evangelistai pasakoja, skelbia karalystės evangeliją. Jinai klauso įdėmiai. Ir sako, šita dalis nebus iš jos atimta. Kaip svarbu pasirodo. Taigi,
klausyti. Nikodemas galvojo, kad jis žino. Ar ne? O Marija negalvojo, kad jinai žino. Jinai į save ėmė. Priešingai nei jos sesuo Morta. Ar ne? Gilindamasis į tą vietą graikų kalba, aš, buvau, taip dažnai būna, skaitant, reiškia, originalą, staiga atrandi kažką, ko vertimuose, nematai. Ir čia yra pasakyta, kad Morta rūpinosi visokių patarnavimų. Bet lygiai taip pat ir net geriau būtų versti, Morta buvo blaškoma visokio patarnavimo. Netgi aš drįsčiau laisvai versti, Morta blaškėsi visaip patarnaudama. Iš tiesų, aš taip ir išverčiau, bet tai nepraėjo redakcijos. Per stipru tikriausiai. Tikriausiai per stipru. Nes labai jau Morta tampa neigiama. Bet taip ir yra. Lukas prieš pastato Mortą Marijai. Ir akivaizdu, kad šitame epizode Marija yra tas sektinas pavyzdys, o Morta yra blogas pavyzdys. Deja, tą blogą pavyzdį mes regim iki šių dienų bažnyčios gyvenime. Bažnyčių, bendruomenių gyvenime, kur yra, užsiimama visokių patarnavimų, o Jėzus yra paliktas kažkur tai šalia. Ir ką jis kalba, nieks nežino. Ką jis perdoda, nieks negirdi. Jis paliktas už durų iš tiesų, galim būtų sakyti, nors tarnaujama dėl jo vardu. Kaip Apreiškimo knygoje pasakyta, gyvenai bendruomenė jisai sako, štai stoviu prie durų ir beldžiu, kas išgirs mano balsą ir atvers, pas tą aš užeisiu ir vakarieniausiu drauge su juo. Kam jis kalba? Jonas, kaip pranašas šiuo atveju, užrašęs Apreiškimo knygą, sako, Jėzus yra už jūsų durų, nors jis turėtų būti kur 2-3 jų tarpe, bet jis nėra jų tarpe, jam durys yra uždarytos, tačiau dėl jo vyksta veikla, reiškia ištisas, tarnavimas ir ne vienas visokiausias. Tai šitas paveikslas yra labai dažnas ir jis jis liūdnas, jis blogas, bet toks gyvenimas galiausiai nusibosta. Todėl daug kas nusivilia tikėjimu, nusivilia bažnyčia ir, bažnyčios yra apmirusios, galim būtų sakyti. Kodėl? Todėl, kad tu ilgai, kaip Morta, nesiblaškysi. Pritruks jėgų. Jėgas mylėti Dievą duoda pati Dievo meilė. Jėgas nepailsti ir tarnauti duoda šventoji dvasia. Pranašas Izaijas sako, jaunoliai pavargsta, jauni vyrai nuleidžia rankas, bet tie, kurie laukia Viešpaties, nepails. Jie pakels sparnus kaip ereliai. Nepails, jie pakels sparnus kaip ereliai. Ir tas Marijos sėdinčios ir laukiančios prie Jėzaus kojų paveikslas man labai, labai stiprus.
O dabar, jeigu aš jau, galvojau to nelies, bet negaliu, kadangi Jono Evangelijoje mes paėmėm Nikodemą, jeigu mes verčiame 10 skyrių regis, mes vėl sutinkam Mortą ir Mariją, tik tai jau likus savaitę iki Jėzaus kančios. Ir va ten Marija pakyla. Prasideda istorija, tas epizodas vėl, kad Morta tarnavo prie stalų. Bet pakyla Marija. Ir ką jinai padaro? Jinai sudaužo indą brangaus tepalo ir jo patepa Jėzų. Pasipiktina mokiniai, labiausiai Judas, kuris buvo atsakingas už aukų skrynę. Kam toks švaistimas? Šitą tepalą, jeigu tu, Marija, norėjai, paaukoti Dievui ar Jėzui, tu galėjai mums atnešti, mes būtume pardavę, dalis nukristų Judui į kišenę ir, išdalinę vargšams. Bet Jėzus pasako vieną dalyką. Palikit ją ramybėj. Ji padarė gerą darbą. Ji paruošė mane laidotuvėms. Nes žydai kūną patepdavo kvapiaisiais aliejais. Tas buvo padaryta bet kuriuo atveju. Bet, Jėzus sako, štai, Marija išlaukė ir jinai padarė tai, ko niekas kitas negalėjo padaryti. Ir Morta tikrai negalėjo padaryti. Tikrai negalėjo padaryti. Tai va, toks yra skirtumas, sakyčiau, tarp religinės veiklos, kuri nevaisinga, ir mokinystės, kuri neša vaisių. Ir aš labai raginu mus visus eiti iš tiesų pirmą, atsiverti Dievui, supras, kad mes žinom labai nedaug, tada stengtis įgyti tikrai dieviškas žinias, gilinantis į šventąjį raštą ir sekti, Marijos pavyzdžių, klausyti Jėzaus, kalbėti su juo asmeniškai. Ir iškeisti tą, galbūt nebūtinai tai jums, bet kažkam gali tikti iškeisti religinę rutiną į tikrą mokinystę. Tai va tiek, atsiprašau, gal per ilgai kalbėjau, bet norėjau su jumis paskaityti šitas vietas. Ir dabar tikrai laukiu jūsų klausimų. Kad būtų šilčiau, galbūt, kad mūsų bendravimas būtų biški, kad išeitumėm kažką išsinešę. Gal kiekvienas šiek tiek prisistatykit ir galbūt įdomu labai, kuom gyvenate, ar Biblijos eilutė kokia jums atliepia jūsų šiuo metu, kokia situacija. Sakykime, man, aš kaip pavyzdį galiu duoti, Išėjimo knygoje 1 skyrius yra apie vergavimą faraonui. Kaip žinot, faraonas yra Senojo testamento velnio įvaizdis ir ten yra to eilutėje pasakojama, kaip užkrauti dar daugiau darbų, dar daugiau. Nes dažnai mes sakom, neturiu laiko. Ir kai neturiu laiko, galbūt pagalvokime, ar mes neturime tą jungą, faraono jungą užsidėję. Tai aš šiandieną, būdamas kartu šią savaitę su šitą misiją, sakykime, kartu su Giedriu, aš jutau švelnų jungą. Nes Viešpats sakė, mano jungas lengvas, mano jungas švelnus. Dievas yra ramybės Dievas ir aš tiesiog pradėdamas nuo savęs, gal kaip pavyzdį, tiesiog labai įdomu, kaip jūs gyvenate, kuo gyvenate ir iš to galbūt ir užduokim klausimą. Bet išeikim iš susitikimo išties pajutę artumą, kur 2-3 Dievo vardu esam. Tai nežinau, kaip pradėkim, ar nuo Daivos, ar nuo Linos. Gal nuo Daivos. Aš
Kodėl aš? Nu, gal tai pasakyčiau, kad aš nesu labai dvasinga, kaip čia visi. Taip va, Biblijos aš nelabai skaičiau, nu, kaip pasakyti, nesupratau aš nieko. Bet aš kažkaip pradėjau pabiškai klausytis, tai va, jūsų, tai ten kažką. Nu, man sudėtinga, sakykime taip. Bet man kažkaip iškilo tas toksai, va, klausimas toksai, taip, nu, pasakyčiau taip, kad čia vyrų Biblija. Nu, visur vyrai. Moters vaidmuo kažkaip tai, nu, kažkaip nesimato jo, to, nu, nėra taip, va. Gal man kaip moteriai sunku suprasti, žinot, kaip va, tas metaforas visas ir visa kita. Gal mokslo trūksta, aš pasakyčiau man. Aš norėjau paklausti, kaip jūs galėtumėt va taip trumpai atsakyti moters vaidmuo visoje Biblijoje. Labai gilus klausimas. Nu, bet taip Daiva. trumpa. Trumpai atsakysiu štai kaip. Pirma, apie kultūrą, ką aš beje jau ir paminėjau, ar ne? Kad tokia ilgus šimtmečius, tūkstantmečius, na, visuomeninė santvarka, sankloda, ar ne? Kurioje dominuoja vyras. Ir ypač jeigu mes skaitom Senąjį testamentą, tai aš pilnai su jumis sutinku. Dažniausiai moterys net neminimos ir jų vardų mes nežinom. Pavyzdžiui, kai skaitom, kas gimė Adomui ir Ievai, atrodo gimė vien vyrai, nes jie tik pavardinti. Ir jau tu skaitai ir kas skaito pažodžiu, ypač Bibliją, įsijauti ir staiga vienoje eilutėje ir tada šitie palikuonys vedė, ėmė savo žmonų ir žmonės. O iš kur dabar moteris atsirado? Iš kur tos dukterys atsirado? Taigi išvardinti tik tai vyrai. Aišku, kad gimė ne vien berniukai, bet ir mergaitės, bet judėjai jų neminėdavo. Ir kai šitame, reiškia, genealoginėme medyje yra paminimos moteris, jos yra ypatingai kažkodėl. Tai va, sakyčiau, Naujasis testamentas jau kitoks. Tai gerai. Žiūrėkit, kaip faina, kad aš tą istoriją apie Mariją ir Mortą paėmiau. Bet žinokit, galim paminėti dar vieną Mariją. Ir ne Jėzaus motiną, o Mariją Magdalietę. Nusidėjėliai. Galbūt. Ta, kur kas yra be nuodėmės, tegu metai mane akmenį. Kai kurie taip galvoja, nors ten pasakyta, atvedė moterį. Ir mes nežinom jos vardo. O vat Marija Magdalietė yra minima ne vienoje vietoje. Kai kurie mano taip, kaip jūs sakot, aš taip nemanau. Aš nemanau, kad ten Marija Magdalietė buvo, bet aš žinau, nes visos Evangelijos kalba apie Mariją Magdalietę, kad jai prisikėlęs iš mirusiųjų Jėzus pasirodė pirmai. Tai va, ką aš noriu pasakyti, Jėzus išaukština moterį. Jėzus moterį iškelia aukščiau už 12 apaštalų. Ir ne šiaip moterį, o Marija Magdalietė. Sakykim, kad jinai buvo nusidėlė, nes apie ją pasakyta, žinot kas? Ją kankino 7 demonai. Mes galėtume pasakyti, jinai buvo labai nelaiminga moteris. Jinai ją kankino viduj, gal jinai sirgo, na, žodžiu, jinai buvo tikrai patyrus daug kančios, bet ji sekė Jėzų. Jinai sekė Jėzų visur, jinai žiūrėjo į jo kančią ir po prisikėlimo iš mirusių jis pasirodo jai, Marijai Magdalietei. Aš matau tai kaip moters orumo ir vertės atstatymą.
Nors apaštalas Paulius užrašo, kad Kristuje Jėzuje nėra nei vyro, nei moters. Mes visi esame Dievo vaikai. Ir, todėl tikrai skaitykit Naują Testamentą, ten yra daug moterų. Ir dar daugiau aš jums pasakysiu, kadangi rašiau šitą komentarą. Tai jį pirmą reikia užsisakyti. Jo, čia labai, labai lengva, žinokit. Jo, jokių problemų. Gal čia vidutiniam protui, aš kaip sakau. Va žiūrėkit, Naujas Testamentas prasideda Mato Evangelija. Ir Mato Evangelijos pradžia yra tokia. Jėzaus Kristaus, Dovydo sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga. Kilmės knyga. Ir vat aš parašiau, žiūrėkit, netrumpas komentaras, ir vat apie kilmės knygą. Ir tada vat tame sąraše, kuriame paprastai moterų nėra, atsiranda. Matot, ir jūs jaučiat, kad... Ir aš aptariu kiekvieną iš tų moterų. Kodėl jos atsiranda čia? Tai va, tai padės jums suprasti. Nors tiesą sakant, tos moterys iš Senojo testamento, taip kad tada reikėtų atsiversti dar tas vietas pasiskaityti Senajam testamente. Ir jūs pamatysit, kad ne tik tai tos moteris nėra labai dvasingos, kaip jūs, Daiva, prisistatėt, kad aš nedvasinga, kaip visi kiti čia, mes nežinom, žinokit, nežinom, šiandien Dievas į mus žiūri, jo, ir jis vienas žino, kuris čia ten dvasingiausias, gali pasirodyti, kad ne Giedrius Saulytis dvasingiausias. Negaliu aš. Mes negalim pasvert savęs, va ką aš noriu. Teisingai, jūs sakot, gal neteisingai aš taip įsireiškiau. Bet kaip įsireiškiau,